Kur čia atvažiavom vaikai? Kur atėjom vaikai? Kokį? Tiksliai? Paklausk, kiekvienas kokie mes mieste esame. Etelė, kokie mes mieste? Bute. O kaip mes esame, Etelė? Atsimeni? Šilutėj. Šilutėj. Teisingai. Juozapai, kokie mes mieste? Nežinau. Irgi teisingai. Tyliai netriukšmaukit dabar. Labai gražus vaizdelis, kai visi miega, o mes bandom apsitvarkyti butą. Tai va, siurbą valom. Ir reiks kažkaip tai padaryti vaikams šią vakarėlį, kad jiems būtų smagiau. Tėti, o gali broliai mums bus parodyti? Rodys video, rodyti, Valomės butą, kuriame dabar gyvensim Šilutėj, tai aš nežinau, tas, kas sukūrė plastikinius plintusus, nežinau, jam turėtų būti žiauriai gėda už savo tokį priimtą sprendimą. Toks tragiškas dalykas. Visur, kur bet pridėti kampukai, ten laksto, viskas iškrenta, nežinau, gal čia kažkokie labai pigus buvo, gal labai seni, aš matas, kad seni, bet tiesiog tragedija. Mane labai erzina. Pavyksta. Vincentas kala vinis nuo plintusų. Nu, dar vieną. O kaip gerai Vincentai sekasi. Super, super. Ne, baklažanas netinka kalti vinį. Valgysi baklažaną? Nu, Jozef, pasistenk. Gerą principą sugalvojau. Jo, labai. Tik dar reikia pataikyti dabar į vinį. O, beveik. O kiek galima? Vienas beliko, buvo 5, aš vieną sukaliau, Vincentas 2 ir Jozefas 1. Tu kitaip, tu matai va, šoną, brauk taigi. O. O, jes, Anikė irgi sukalė šaunuolis Vincentai. Labai gerai, labai gerai. Suremontuosim tai butą. Turistė Monika pozuoja prie pastatų. Labai gražu čia Šilutėj. Anika, kaip tu taip užlipi aukštai? Dar vienas geras dalykas šituose butuose yra per siauros duris vonios, kad įnešti skalbenkę. Tai gerai, čia jau atkybo. Tai dabar išimsiu staktos dalį, įdėsiu duris ir įdėsiu staktą atgal. Reiks nupjauti varžtus per ten. Bus varžtai susukta čia. Varžtus ten. Jau tą makrofleksą nuėmiau. Bus gerai. Vincentas padeda. Ką veiki, Vincentai? Jo, išėmėm.
Kitas nuostabus išradimas yra puikiosios apvalios rankenos. Nekeista, kad čia yra išimtas stikliukas. Čia aš dabar esu viduj patalpos. Parodysiu, kai veikia. Tai čia va paspaudį. Juozapai. Ir tada iš šitos pusės viskas, nebeviskas, užsitrenkia. Tai tuo Juozapukai. Tai šitas stikliukas yra tam, kad tiesiog galėtum prakišti ranką ir atsidaryti kambario duris. Va šitas. Čia kiek įdomybių vyksta per jį. Ir šitam kambarį labai gerai veikia. Juozapai. Ai tu. Šitam kambarį labai gerai veikia. Pažiūrim. Atsidaro duris. Ir tai prispausim snygį. Per snygis suveikia kaip atrama. Bet žodžiu, nežinau, čia matysis. Va. Nusispaudžia mygtukas atsidarius durim. Va, Vincentai. O, netopau. Atidarius durim, nusispaudžia mygtukas. Štai, jisai nusispaudęs. Ir viso gero. Užsitrenkia. Puikios durys. Tiesiog čia, nežinau, kelintų metų išradimas yra, bet turbūt kokie iki 2000-ieji. Bet, žodžiu, smaginamės. Abu. Ta proga duryse, kur yra stikliukas, jau teko truputį išspirti duris, kurios perlaužo per pusę. Aš aišku, gal sukliuosiu, viskas tvarkoja, bet dabar duris turi du vyrius. Vieni čia, o kiti va, čia lankstosi super. Staktus atgal susistatėm, viską sutvarkėm, skalbenkės irgi stovi. Nusipirkom naudotas mielės, jau ne pirmą kartą taip darom ir Vilniui turėjom. Tai kaina normali ganėtinai ir tikrai belė kokia gerumo skalbenkės. Tai iš tikrųjų Šilutė yra žiauriai geras pardavėjas, nežinau, sakė, ten 28 metai ir iš tikrųjų mes iš skirtingų žmonių gavom rekomendacijų, iš jų net neprašydami. Tiesiog kalbėjome apie pačią situaciją. Ir sako, ten žiauriai geras, mes jau buvom nusipirkę, sako, savo norėjau pasakyti, jau žiauriai gerą vietą, kur pirkt. Sako, mes jau nusipirkom. Sako, mes ten papasakojo, sako, mes ten pirkom. Sako, nu tada gerai. Aišku, po 3 mėnesių reiks vėl išmontuoti staktą ir išnešt skalbenkės ir vėl sumontuoti staktą atgal. Bet šiaip tai butas tikrai fainas, žiauriai gera lokacija Šilutėj, viskas arti, niekad nesam gyvenę taip, kad kažko reikia, nu tai gerai nulėksiu. Ir nueini į parduotuvę, nuperki reikalingą produktą ar kelis ir grįžti per 3 minutės. Tai va taip dabar mes gyvenam. Ir žiauriai gerai, kad didelis. Vaikai turi atskirus kambarius, berniukai ir mergaitės, aš dar neišskirstėm iki galo visko, bet turim idėją, kad jie miegos skirtingose kambariuose. Ir šiaip viskas gerai. Tik tie kai kurie momentai būtent pačio įrengimo to laikmečio labiau, tai žiauriai juokingi. Dar paėmiau lentynas patobulinti iš spintos. Valiausi jas, kad būtų galima susidėti daiktus ir ten išsiskėtus tą spintą normaliai ir laikikliukai vos ant snarglio buvo. Tai įpylė visas 5 ar kiek žemyn. Tai varau patobulinsiu, parvešiu ir dar vieną spintą galėsim naudoti. Reikia 4 skylių realiai. 1, 2, 3, 4. Tai šitai įsistatai taip tiesiai prispausti ir čia yra rankinėlė. Zukt, užsispaudė ir tada viskas čia.
Gali dar vieną atgal, kad tik ir atrama yra. Ir viskas. Nieko nesupratau, kur išgrįžo tą skylę. O palaidais plaukais galima dirbti su jais įrankiais. Jau matau tą vaizdelį, kaip įsuka. Niekad neskaičiau saugaus darbo taisyklių. Meluoji. Skaitei, kai mokėsi Kažkada Staliaus mokyklai. Turėjai skaityti. Tiesiog spinta dar niekada nebuvo tokia gera, kaip mes ją padarysim. Oi, juokinga. Norėtum, kad aš būčiau stalė? Ar užtenka man būti stalė, tai tipo, labai aš stalas, o aš stalė. Ar man užtenka būti stalių žmona? Patiktų tau, žinau. Man patiktų. Tau žiauriai patiktų. Bet man sunku būtų biški fiziškai, nežinau. Aš šiaip nesu labai silpna. Kažkaip man tokie darbai nėra lengva. Šį rytą buvo viskas apšalę ir dabar saulė pašvietė ir nuo liepos krenta. Kas čia šalna, ledo gabalėliai. Labai įdomus reginys. Reiktų ir durų neišverst. 100 metų stovi. Garažą pasistatyti. Gal pasistatyk jau, name moca laiko. Čia tai gal ir stovi. Čia jau garažas bus? Jeigu nesuniks kojelį žemę, tai nematys. Tai vis tik susmigo? Vis tik susmigo, važiuojam kitur. Karvė baisiai sunkiai. Ko tu čia draskais? Pablūdai, snygi. Pavėlavo. Negėda jums? Aš jeigu kava į kalėjimą. Jeigu kava. O, kokį gerą. Iš kur čia tokių gerų daiktų gavot? Iš kur tokių gerų daiktų? Iš tavo giminaičių. Šiaip tai gera tema apie šitos varėmus. Ne apie juos. Tai apie daiktus, iš kurių mes kažką gaminam ir kur mums atiduoda žmonės arba kažką tai randam. Daiktus atvežė, tuoj parodysiu kokius. Vienas Monikos giminaitis, mes kažkada ten, ne mes čia per dar kelis tarpininkus kažkaip išėjo, kad turi kažkokią lovą su čiužniu, duot buvom, okei, lovą su čiužniu mums tinka, čiužnys labai reikalingas, lova, nežinom kas ten per lovą, nu bet okei, ten kažką šnekėjo. Ir tada vieną dieną paskambino, sako, mes atvažiuojam, išnuomavom autobusiuką, atvažiuojam, atvešim viską. Ir atvežė va tokius du rėmus. Va vienas čia dabar guli, kitas čia. Čia buvo kažkokie rūbų gabenimo, nežinau, dalykai. Tai vaikai porą kartų jau užsimetė juos ant savęs. Kaip ir galima kažką panaudoti, sugalvoti, bet kol kas idėjų neturiu. Tada atvežė šitų va kėdžių. Tokių, kur tipo mums nereikia tų kėdžių. Monikai iš vis tokio tipo labai nepatinka kėdės. Nes realiai konferencijų kėdės kažkokios. Tada LMDP plokščių, kurios irgi yra formos labai keistos, aišku, galima kažką būtų iš jų pasigaminti. Pakabų krūva, ten dar po stalų guli. Tipo tokių daiktų, kur mums nereikia ir dar ale paslauga čia gaunasi. Tai aš nežinau, mūsų čia nebuvo, kai atvežė. Radom kitą kartą, iš tikrųjų žiauris nervina. Šitas va rėmas irgi rūbų kažkokio kabyklos, tais apvaliais viršui buvo, ten vienas jau nulūžo. Jau metalą keliaus. Tie irgi eis į metalą. Vienas daiktas, dar kurį panaudojau, tai yra lentyna. Nu, okei, į dirbtuvės tokią pastatyti, nu dar galima. Jinai visa buvo išpezus, išklibus. Aš susisukau naujai varžtais visur, susitvirtinau, prisukau prie sienos. Bus okei, dirbtuvėms. Tai žiauriai apsunkina iš tikrųjų tokie daiktai. Ir taip mes kaip ir imam visokius daiktus, iš jų kažką gaminam, bet ne iš visko. Tai yra faina, kai žmonės mums parašo, kad turim tą ir tą, galim atiduoti kažkaip tai, ar, nu, kad vat idėja. Bet kai tiesiog atveža savo nuožiūrą kažkokias tai
nežinau, šiukšlės, daiktų, kur nėra kur dėt, nuomojasi autobusiuką, kam to reikia. Ir tada gaunasi, iš esmės, kaip nėra čia jokios tragedijos. Bet jeigu atsiras tokių daugiau, nu tai čia kaip šiukšlių suvežimo kažkoks punktas gaunasi. Ir mes negaminam iš tokių daiktų dėl to, kad neturim kitų galimybių. Yra tik tai vienintelis būdas mums kažką turėti, iš šiukšlių pasigaminti. Tai visiškai ne, mums iš esmės, jeigu mes pamatom daiktą ir jisai mums toks kažkoks, tai yra idėja, kažko patinka, galima kažkaip perdaryti į kažką kitą ar atnaujinti. Super gaunasi, žiauriai įdomiai, bet ne kiekvieną šiukšlę gali taip pagaminti. Tiesiog yra kelių skirtingų tipų žmonės. Vieni galvoja, kad mes čia iš vargo viską darom ir tada galima ten iš beleko mes beleką pasigaminsim, o yra kurie supranta ir iš tikrųjų yra tikrai nemažai draugų, kurie vis kažką pasiūlo įdomaus arba kažkaip, pamato skelbimą kažkokį, ar kažkas atiduoda, ar ten parduoda kažkokį fainą daiktą, dalinamės šitais dalykais. Tai yra visai kas kita negu bet kokį chlamą pasimti ir vežtis. Tai nenoriu aš kažkoks tai čia nedėkingas ar pasipūtęs atrodyti, nes manau, kad ir nesu, bet kam visas tas vargas? Tausia, jeigu yra nereikalingi daiktai, tai vežkit kažkur į sąvartyną, ar į metalo laužą, ar dar kažkur. Nereik bandyti kažkam jų įkišti. Tai realiai mes, nežinau, tos LMDP plokštės, kažkiek gal kažkur pritaikysiu, ten jų nei laužą įmest, nei dar kažką, tai tos metalinius veši į metalo laužą. Tai gaunasi paskirstimo punktas. Tai šiam kartui tiek turbūt. Su ta gaidelė ir einu toliau darbuotis. Iki. Kur čia kišeniai laikiai? Užpakaliniai? Snyg, nelys. Ką tu dabar atims iš manęs? Galvoju, čia tau soliuką pastatėm? Ne, tai aišku. Čia jiems šitą sodybą nupirkom. Mes viską dėl tavęs darom. Tau prieš gimstant nupirkom šitą sodybą, kad tu galėtum gerą gyvenimą gyventi. Laisvai toks ir, kad nereiktų to pavadėlio naudoti. Todėl užkibo už pavadžio. Už vienos. Ne, šiaip užkibo per kaklą. Snygi, strigai? Kas tau čia buvo? Kaip Petelė sako, kas čia bujo? Kas čia bujo? Oi, jėdu, palauk, Snygutį, palauk. Snygi, palauk. Tau, pėdsakai žmogaus. Gamtoj. Viskas gerai, Snygi, taip? Einam. Ateik čia. Gražu. Pardavinėjo tam aukcione kažkokį tai žaidimo aparatą, tokį, žinai, tą bandūrą. Tu gali žaisti vieno žaidimo, užima belėgi vietą. Jo. Žiūrėjai geras daiktas. Ir tipo, nusipirki tokį, nepatiko. Stovės kampe tada. Man tai patinka čia atvažiuoti. Aš kiekvieną kartą apie tai galvoju. Kaip man čia patinka. Tau patinka? Ir yra turėti kelnes, kurių negaila. Suvalgysiu realiai. Kaip gerai, kad mano visos tokios kelnes. Paskirtis nėra būti purvinoms. Jų paskirtis yra, kad užpakalis nešviestų. Visi, matai, matosi. Čia žiūrėk šitie. Spalva. Kas šitie? Raudoni lenda nauji. Tai čia bijūnai mano. Šitie bijūnai, kur štai bijūnai. Atsigaus jie? Šauks nauji? Tai aišku. O bijūnus, tipo visas gėlės reikia nušniokšti iki va, jos vėl išauga. Tai josgi pačios miršta per žiemą. Ne visos, kai kurios išsilaiko stagarai, tai jos arba tas nukerpi. Tas toks nelabai gyvybingas, šitas okei. Tai tu visur sudalyvauji. Palauk, tai važiak. Gerai. Tai dar biški anksti. Ką čia rodat, ką čia iškast, ką čia bijūnai? Ta jau kasė jisai. Važiak, aš buvau visomis 1, 2, 3, čia 4, 5 ir 6. Aš tokiu L raide. Nes mes čia surinkom viską iš pašalių visų namo, kur augo nesauningose vietose. Bet neįsivaizduoju, mes kaip persinom, tai buvo jau tokie, lapai, belikiau net žiedų, man to, mes gi rudenį sodinom dar kaip lyjo, baisiai spalis buvo.
Nenustepčiau, jeigu spalį negali sodinti bijūnų. Tik spalį. Bijūnus sodinkite bet kada, tik ne spalis.